Labas, Vaiva. Labas. Ar galiu tave pakalbinti? Taip galit. Noriu paklausti tavęs kelių dalykų, kodėl norėjai sudalyvauti Švari oda projekte. Norėjau sudalyvauti ir dalyvauju todėl, kad mano veido oda yra problematiška ir noriu ją susitvarkyti. Kiek laiko jau dalyvauji šiame projekte? 1,5 savaitės. O kiek kartų per tas 1,5 savaitės procedūrų atlikai savo veidui? 3. Ar jauti kažkokius pasikeitimus, kurie tiesiog anksčiau, pastebėjai į gerą, kad tai eina? Šiaip pradėjo, tiesiog veidas pasidarė lygesnis, švelnesnis, man anksčiau šerpetodavo kakta, šerpetodavo čia palei nosį, o dabar nebėra šerpetojimų ir oda susinormalizavo ir nebesausėja. Aš tai dar toks vienas klausimas, ar žinai, kokias procedūras tau ten atlieka tam projekte? Maždaug žinau, bet jeigu tiksliai nepasakysiu, tai nepykit. Tai iš pradžių nušveičiam negyvas ląsteles, padarom veido šveitimą, tada uždedam kaukę, po kaukės dedam visokius kremukus, kurie atgaivina odą ir rankas taip pat prižiūrim rankų odą. O kaip galvoji, kiek dar gali tau tęstis pačiai, kaip tavo veido, kaip sakant, kiek laiko dar gali galvoti, kad tau prireiks šių procedūrų, kad susitvarkytų iki galo? Manau, kokių 3 savaičių. Ir ko palinkėtum šiam projektui, kad jisai tiesiog kur galėtų patobulėti, ar viskas su juo gerai? Viskas su juo gerai, o organizatoriai šio projekto linkiu išlikti tokiai pačiai entuziastingai, linksmai. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau.